Bet tos rungtynės tapo jo paskutinėmis, o čia dar viena galimybė nuo vartų linijų. O dievai! O dievai! Nuo vartų linijos pavyko kamuolį nukrapštyti, bet nepavyksta kamulio išmušti iš baudos aikštelės ir viskas baigėsi įvarčiu ir tai yra 2-0. Aikštės šeimininkų naudai. Leo Santosas džiaugiasi, o Andriaus Kerlos veido išraiška veikiausiai tokia pati kaip ir mūsų visų stebinčių šias rungtynes, ar gyvai, ar tiesiogiai per TV3. Jau čia matome, kokią progą turėjo Santosas. Bosančičius nuo vartų linijos ir Frankė, nedovanotina vokiečio klaida. Bandė tiesiog numušti kamuolį Dominikas Frankė, bet koja kyšteli Leo Santosas ir krenta antrasis šių rungtynių įvartis. Tragiška situacija ir bendra situacija dabar tampa dar nemalonesnė Vilniaus